Sveiki visi. Šiandien pirmoje šių mokslo metų laidoje Iš arčiau svečiuose turime gerbiamą 4 D klasės mokinę Poliną. Labas, Polina. Labas, Frida. Labai džiugu tave šiandien turėti mūsų tokioj studijoje. Na, ar galėtum trumpai save pristatyti? Ką veiki laisvalaikiu, kaip leidi savo dienas? Na, kaip ir jau minėjau, aš esu Polina 4 D mokinė. Mane žmonės atpažįsta kaip tą saulės pabučiuotą, kaip tą ryžą. Laisvalaikiu mėgstu klausytis muzikos, skaityti knygas, žiūrėti įvairius filmus, detektyvus, istorinius filmus, kažkas tokio. Ok, tai jau kaip ir aš minėjau, kaip ir tu minėjai, esi mūsų mokyklos abiturientė. Tai norėčiau paklausti, kaip tu šiaip jauties mokykloje ir ką patyrei per visus šitos 4 metus, gal šiaip norėtum kažką patarti mūsų mokyklos jaunesniems mokiniams, pirmokams, antrokams? Ką patyriau, ką galiu pasakyti, kad užauginau storą odą, storą kailį, bet būtent aš turiu omeny psichologiškai. Na, supratau. Šiaip patyriau labai daug gražių, linksmų akimirkų, bet ir nemažai streso, nes vis dėlto pamokos, egzaminai, kontroliniai. Na, aišku, super. Tai, kaip minėjai jau čia prieš interviu, kad prieš tai anksčiau mokeisi privačiose mokyklose. Gal galėtum pasidalinti, kaip ten sekės ir ko skiriasi mokymasis privačioje mokykloje nuo mokymosi bendro ugdymo mokykloje? Aš šiek tiek pataisysiu, aš prieš tai mokiausi, tos privačios mokyklos buvo tarptautinės ir pamokos buvo dėstomos anglų kalba. Tai, sakyčiau, ten įvairių žmonių sutiksi, bet tiesiog pamiršau mintį, ką aš norėjau pasakyti. Tiesiog ten šiek tiek kitaip būna. Ten, nežinau, ar labai skiriasi, bet aš manyčiau, dabar valstybiniam Būna, pasitaiko. Aš tiesiog jaučiuosi žymiai geriau būtent viešoje gimnazijoje tiesiog. Nes čia žymiai daug žmonių, jų yra daugiau ir įvairių visokių žmonių yra ir tiesiog man čia patinka labiau. Džiugu. Na, irgi, kaip dabar pasakei, kad tai tarptautinė vis tiek mokykla, mokėtės anglų kalba. Taip. Ir irgi prieš interviu sakei, kad labai norėtum pasidalinti savo įžvalgomis apie lietuvių kalbą ir tada man kyla toks klausimas, kodėl tau yra svarbu mokytis būtent lietuvių kalbą? Na, pradėsiu nuo to, pasakysiu tokį įdomų faktą, net kai kurie mano draugai nežino, kad aš pradėjau mokytis lietuvių kalbą tik nuo 5 klasės, nes kaip ir minėjau prieš tai kalbėdavom angliškai, pamokos buvo anglų kalba, o vėliau pradėjau mokytis lietuvių kalbą. Ir aš tiesiog galiu pasidalinti tuo, kad turbūt ne visi suprasit, bet nesuprasit, ką aš pajaučiau. Tiesiog tas jausmas, kai, žinai, mokaisi naują kalbą, kai tu gali pajusti, kokia ta kalba yra graži, skambanti kaip muzika, kaip graži melodija, kaip, nežinau, man lietuvių kalba yra labai graži ir labai sena kalba ir iš tikrųjų sunki kalba, nes tikrai teko daug šarų prakaito išleisti tam, skaityti, rašyti daug, bet vis dėlto verta mokytis šią kalbą būtent, nes, kaip ir minėjau, sena kalba. Ir tiesiog baisu, kad, o ką jeigu po 100 metų nyks šitą kalbą? Nes turbūt anglų kalba pakeis tą lietuvių kalbą. Na, tikėkime, taip neįvyks, bet iš tikro, wow, Polina, ačiū tau labai už tokius gražius žodžius. Iš tikro, aš labai sutinku su tavim, nes manau, kad
labai daug kam reikėjo šitą išgirsti, nes iš tikrųjų kartais tiesiog nepuoselėjam tos kalbos, o kalba yra labai, labai, labai svarbu. Tai mes kartu su Polina turbūt visus kviečiame kalbėti, gerbti lietuvių kalbą, vengti visokių angliškų žodelių, rusiškų žodelių, visokių tipo karocija. Karočiai seniai. Ir bazaras irgi nelabai geras žodis. Na, ačiū tau labai. Bet kaip ir praeitais metais tęsime mūsų gražią tradiciją ir paskutiniai 2 klausimai, man asmeniškai atrodo patys sunkiausiai. Tai pirmas būtų, kas yra tavo didžiausias autoritetas? Nu čia tu pavariai. Iš tikrųjų labai sunkus klausimas, nes aš nenoriu egoistiškai nuskambėti, bet tiesiog aš neturiu to didžiausio autoriteto. Aš sakyčiau, kad aš esu pati savo autoritetas. Aš pati statau savo tikslus, aš siekiu tų tikslų ir pati turėsiu vėliau gyvenime save pastatyti ant kojų. Tiesiog nežinau, nėra to autoriteto, nėra to žmogus, kuris galėtų man parodyti pavyzdį, kad va, būk taip. Okay. Aš pati nuspręsiu. Tokį atsakymą, Maros, girdime pirmą kartą. Man labai patinka, kaip tu mastai. Na ir tada einame prie paskutinio klausimo. Mano nuomonė pačia sunkiausia. Nežinau, ar sutiksite su manim ar ne. Tai kokia tavo pati didžiausia svajonė? Na, aš be galo mėgstu keliauti. Aš labai noriu apkeliauti visą Europą ir ne Europą, labai noriu pamatyti Škotiją, Airiją, gal Kanadą, taip. Kanadą labai norėčiau pamatyti, pakeliauti, nes vis dėlto mane domina gamta, aš esu toks gamtos vaikas ir jo. Bet iš pradžių visą Europą apkeliauti, tada Škotiją, tada Kanadą. Aišku, džiaugiamės, kad turi savo planą ir labai labai tau stipriai dėkojame. Tai buvo, kaip ir minėjau, mūsų paskutinis klausimas. Ačiū labai, Polina, kad atėjai. Ačiū visiems, kas žiūrėjo ir iki kitų kartų. Viso gero. Tekšt. Labas. Sveiki. Kaip jautiesi, Polina? Nuostabiai. Nemeluok. Nuoširdžiai, kaip tu dabar jautiesi? Jaučiuosi nuostabiai. Ar buvo baisu? Buvo baisu šiek tiek. Drebėjo rankos? Ne, rankos ne, kojas gal šiek tiek. Ir gal balsas, bet nežinau. Balsas drebėjo. Jo, gerai, kad sėdėjai. Tai sveiki visi. Ir jūs matėt pirmąją mūsų šių mokslo metų laidą. Ir ačiū Polinai, kuris sutiko ateiti pasidalinti savo patirtimi. Mes tau labai nuoširdžiai dėkojame. Bet kodėl aš čia atsiradau ir iš tiesų dabar aš padarysiu porą Polinos nuotraukų ir jau visai neužilga šita mūsų laida išeis į eterį. O visi kiti, kas norėtų sudalyvauti mūsų laidoje, prašome ateiti tiesiai pas mane. Aš esu Rytis, teatro mokytojas, kas manęs nepažįsta ir esu 103 kabinete. Ateikite, susipažinkime ir jeigu norėsite atsidurti toj stalo pusėje ir papasakoti savo istoriją, kur mes galėtume su jumis susipažinti, kreipkitės. Iki pasimatymo. Čiau.